O, Jėzus mano, kiek tų neteisybių čia, baisu. Kaip ištvert va šitą ir išaiškinti visus tos saugumiečius Valatynas. Nu čia faktiškai teisėsaugos, visą tą brūdą. Seime kiek tų pakabintų, kurie dėl savo sėdmenų nepajudina niekas. Bet jie bijo, visi prisidirba. Siaubas. Kartais nori šaukti, rėkti, ant viso pasaulio. Nieko neišeina. Kas iš to? Ne visi seneliai irgi, aš jau tik seneliai pažįstu irgi. Kas dar lietuvėlį? Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių skyriaus taryba dėkoja Kauno vaiko teisių tarnybos vyr specialistai Andželikai Vežbavičiūtei už drąsą kovo 23 dieną Garliavoje gelbstint mažą mergaitę Deimantę nuo pareigūnų nežmoniško elgesio. Gelbėjamos mergaitės vardas Deimantė, Deimančiukas. Gelbėtojos vardas Andželika, Angeliukas. Ar ne pasakų šaly gyvenam? Ar ne apvaizdas siuntė angelą mažai širdeliai Lietuvos Deimančiukui gelbėti? Čia yra pasakiška atmosfera. Vienas kitą supranta, malonu. Gi nėra jokių tokių, gal diskusijų būna, bet jokių ginčių. Nieko visi. Ir jie yra, kad ne per, kaip pasakyti, kad kažkas juos organizuoja ar ką. Visi savo noro ateina. Ir visi va čia dabar, kaip pasakyti, kaip 18 metais prasideda naujos Lietuvos kūrimas. Šičia. Nes čia padorų žmonės, visi dvasiški, gal tenai jisai buvo ir turėjo tą bilietą raudoną ar ką, bet jisai šičia dėl vaiko. Ne dėl savo naudos, bet dėl vaiko. Dėl pagrindinio liudininko įsaugojimo yra. Va šičia žmonės renkasi. Čia, sakau, kalbi ir, tiesiog traukia ašarą, kaip parodo per televiziją šitos mokytus, turtingus, protingus žmonės. Ta Žiobienė, kas jinai yra? Vaikų teisių šitie visi balvonai, pilna tą žodžio prasme galiu pasakyti, balvonai. Padorumo ten nei kiek nėra sukaustyti, kaip jiem pasakyta, jie taip kalba. Ta motina, jūs pažiūrėkit, kaip jinai atrodo anksčiau, jos tėvai kaip atrodė anksčiau, kaip rodydavo, gryn girtokliai. O dabar išdažyti, išpustyti atrodo aukščiausio lomo žmonės. Ta motina dabar į teismą atvedė mėlynės. Iš čia išėjo švari, graži. Bet, o Deimantės mama, ar nevyksta dabar jos prievartavimas toks žiaurus, kad žymiai didesnis negu jinai nusikalto? Jo pradžia tai buvo saldi, jai siūlė saldainiukų, jai siūlė kažką tai gražaus, gero, jai pirko dovanų, jinai pasijuto didelis žmogus. Bet kai prisėjo jau pradėti atsimokėti už tą, ji pamatė, kad jinai nebeturi šanso trauktis. Ir to šanso ir šiandien nėra. Juk kaip matosi, kaip tie apsaugininkai ją už alkūnių laiko net per vartelius išeinant. Tai kas tas yra? Jie bijo, kad jie liksis šioj pusėje vartelių, o jinai pabėgs ten, anoje pusėje būdama. Ar kaip čia yra? Jinai taip žiauriai saugoma. Vadinasi, ji taip pat, ko gero, yra kankinama. Ir žmonės atsibuskit, pasižiūrėkit, kas čia dedasi. Kas čia dedasi? Čiagi tie visi kraugeriai, seni saugumiečiai, kaip sakant, dirba anais metodais ir jie nepasikeitė. Dabar tie seimūnai, parazitai. Čia galiu padėkoti Songailai, šitam žaliakės Stomai. Tai kurie tikrai, kaip bebūtų, gal jie tenai kažką ir suklydė, bet jie ateina nors pasako, kaip yra iš tiesų. O kiti visi vengia, tik tai žiūri, bet toj pradės lakstyt, kaip jau reiks rinkimai. Tai reikia žmonės, kurie šitą dalyką visą matyt, paklausti, ar buvai Klonio gatvėje prie vaiko, ar nebuvai. Jeigu nebuvai, von. Algirdas Kulikauskas, Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys, Šiaulių skyriaus pirmininkas. Taip jau atsitiko, kad Klonio gatvė tapo šių laikų simboliu. Labai rūpėjo atvykti šičia
pasižiūrėti ir pasišnekėti su žmonėm čia bebūnančiais. Būtent tie dalykai, kur kaip gali taip atsitikti, kad mūsų laisvoje Lietuvoje, kur yra viena valdžia, viena teisėtvarka, teisėsauga, žodžiu, vienas valstybės valdymo aparatas, kaip gali taip atsitikti, kad žurnalistai susiskirsti į priešingas pozicijas. Vieni LNK pasakoja, kaip čia viskas blogai, o kiti per Tele3 pasakoja, kokia čia vis tik tai drama vyksta. Tai to labai norėjosi pasižiūrėti. Ir vat štai, kaip vis tik tai, aš taip irgi sakyčiau, kaip reikia, kad kiekvienas atvažiuotų ir pamatytų, nes taip, kaip čia būdamas dabar matai šitą situaciją, aš niekur dar nebuvau matęs. Mes atvažiavom pasižiūrėti, kaip čia pas jis yra. Ar kad čia tokia tyla ir čia kažką jie, bet tarsi atsitraukė. Čia, kad jie pasakė, kad neįs, tai kaip tėvelė ateina. Kad žmonių išsisklaidytų, negali tikėti, bet tas ir yra. Tai čia vakar iš Latvijos buvo žurnalistai, tai sako, pas mus neseniai teroristą ėmė, tai 15 policininkų buvo, o pas mus kiek 60. Ir čia tokia Ar 50? erdvė nedidelė, aš net ir sakau, čia taip tilpo, nes labai baisiai atrodė jau tas. Čia va jie stovėjo visi, va čia va, sirikiavę. Policininkai ir Tokį čia. koridorių išnešimui padarė, Kad vaiko suspaustų išnešimui. stankūnėlę su mergaitė ir viskas, iškabintų. Pirmoje eilėje reikia išspręsti šitą pedofilijos bylą. Visą tą, čia ne vien Ūsas. Visus šitos Kondratjevus, dabar va šitą šventą trejybę, kur Vilniui, jos reikia vyt iš jų ir į zoologijos sodą jos pastatyti kaip eksponatus. Zoologijos sodė, jie žmoniškumo neturi. Nei tas Kondratjevas, nei tas, kaip pasakyti, Klaipėdos ten teismas. Per Bukį yra, arba, kaip pasakyti, senais laikais pakabinti. Vienodai, taigi ar mes durniai, ar mes nematom. Tai ar mergaitę primokinsi, kad jinai tvirkinta yra. Dabar grįžtant prie kito, ar Stankūnai tai tokias mašinas, kas už dyką pirks? Vieną mašiną sudaužė, kitą mašiną sudaužė. Dabar pažiūrėkit, kaip Ūso tėvas elgėsi. Kas jisai toks? Daleiskim, dabar Kedys, nei jisai žudė, nei ką, bet noriu jam pripaišyti šitos visus dalykus. Aš, kaip sakant, šito dalykų senai domiuosi ir paklausiu, kaip sakant, tokia CK Vazose. Paklausiu apie Furmanavičių, sako, nueik į senamiestį, paklausk. Visi pasakys, kad kitos pakraipos jisai buvo žmogus. Dabar Milinio tas vaikas už ką nužudytas, kas Kedys jį nužudė? Ūsas nužudė. Dabar, kaip aš pagavau tokį straipsnelį, gal niekas į tai dėmesio neatkreipė. Reiškia, Stankūnai tie skambina tai Naruševičianiai, pas tave toj atvyks žmogus. Kažkoks tai ten, nesvarbu šito. Tai reiškia, kas atvyko, tas ją ir padėjo į vietą, ta Naruševičianė. Kur mergaitė, Ana Naruševičianė? Visiems nepaslaptis vieša, kad jai padaryta operacija, kaip sakant, ten nesilaikė, visų šitų gamtinių dalykų padarimo. Klinikos atlikta operacija ir išvežta. Tai ar mes durni žmonės esam, ar kaip, aš nesuprantu. Aš nesuprantu, kas čia darosi ir kas čia, jeigu mes neatlaikysim, o šitos mergaitės neišsaugosim, tai tikrai. Ir tegu jie negalvoja, kad jie įsilaikys šitie brūdai. Ir čia nereikia durni žmonių, kad Kedys ten kažką tai padarė, ką čia yra tarnybų darbas. Aš galiu krauju pasirašyti šitą. Kas pamatė, kad ten ir Žekždriuose jisai buvo uždarytas, ar ką, jau to žmogaus nebėra. Pamatė, važiavo su to. Ir ekspertai nurodė, kur padorų, aš gal nerišliai pasakoju, bet ekspertai pamatė, kad važiavo tas Ūsas, kaip virvė trosas buvo užtrauktas, kaip pakeltas, jau šičia kaip jį numetė nuo to. Niekas į tą dėmesio nekreipė. Tik tai jie savo pasakėlės. Nekrošius, Kurys, didieji teisininkai, balvonai didieji, jie neteisininkai yra. Ir užpudrina Belinis tas trintukas, paskui Lopata tie visi politologai. Baisu, ar vaikų teisių, ta Žiobienė, Šalaševičiūtė, tokias nesąmonės dėsto, kad man yra baisu. Baisu. Sakau, aš eilinis, paprastas žmogelis esu, bet aš matau, tai ką kalbėt, kurie mokslus baigia, kaip jiem jaustis. Kaip jiem jaustis tiem žmonėm. Skaidrius lašus ištroškus žemė geria ir švelniame lietučio šnarėsi,
leisk pasakyt tau ką nors gera, gera, kad tu suprastumei, kas man esi. Leisk pasakyt tau ką nors gera, gera, kad tu suprastumei, kas man esi. Aš, kaip sakant, tokią mintį surinkau, nežinau gal teisinga, bet padorių žmonių, kur čia renkasi, matau, daleiskim, ne prie kiekvieno, bet meno veikėjas, koks rimtesnis žmogus ar žurnalistas ar kas, kur padorus. Ne tie šiukšlės, bet kur padorus. Ir pradėjau autografus rinkti šitų žmonių. Ir priejau, teta man pasimaišė, kaip sakant, priejau, pasiklausiau, ar galėčiau nuo Deimaitės anūkiai gauti autografą. Prašau, padaviau knygutę užrašų ir jinai atsisėdo, kaip niekur nieko, parašė. Parėjus namo, rodau anūkiai, tai tik tai raudona balta ir ašara ištryško. Ir ašara ištryško, reiškia, kad, sako, tai kaip jį uždaryti, nesakau, vaikšto, tai dabar padarė jai angeliuką tokį, suvėlė angeliuką ir dabar dar laišką rašo jai ir antradienį turbūt atsivešiu ir ją čia. Jin bendrauja su žmonėm, laksto gražu žiūrėti, žaidžia, jokių problemų nėra. O čia kaip išvarto tie svolatinos. Aš kito žodžio nerandu. Ten tie psichologai, snukis toksai prisėdęs vos telpa į ekraną, kad jisai čia mergaitei blogai, kur padėti. Kur ją iš čia nereikia vežti. Mergaitėgi pati nenori. Jingi pafilmuokit, o jinai laksto visur, džiaugiasi, jinai čia džiaugiasi tuo gyvenimu. Viską jinai kaip rojuje gyvena, kur ją nori ištemti. Čia Lietuva dabar atgims ir jinai bus simbolis Lietuvos. Jeigu mes visą šitą brūdą, tos saugumiečius visus, mieželius, kaip čia įvardina, smardį ar kaip jie, tos parazitus. Jeigu mes šitos iškapstysim, iškelsim ir tikrai Lietuva prasidės nuo šičia, nuo Klonio gatvės, nuo šitos mergaitės. O simbolis bus šita mergaitė. Ой,